Pasiruoškim Halloweenui kartu. Tai įvaizdį pradėsime nuo pėdkelnių, nes čia tik 2 dalis iš drabužių. Super. Užsidėt. Na, o įvaizdžio pagrindas yra ant šitos suknelės ar triko. Ar čia iš viso galim pavadinti suknelę? O, ne, o! Ką? Priekis atrodo taip. Visai neblogai, man patinka. Galas, matai. Teiks ieškoti kitų pėdkelnių. Įvaizdis dabar tęsiamas su aksesuarais. Tai ką dedamės? Aukštakulnių. Jūs pažiūrėkit, kokio jie aukščio. Kaip juodoji gulbė be karūnos, tai užsidedamės ją. Radau va tokias riešinės. Taip, man atrodo, sakoma, yra. Ok, riešinės yra. Ko šitam įvaizdį gali trūkti? Sparnu. Tai pažiūrėkit, kokius radau. Sakau, čia buvo komplekčiukė. Kur va riešinės, kur... Ne, karūną atskirai reikėjo pirkti. Nu tai ką, Jasnauskaitė šį vakarą virto juodąją gulbę. Tai kaip vertinat mano Halloweeno įvaizdį nuo 10 iki 1? Rašykit komentaruose. Ir šiaip, ar jūs švenčiat Halloweeną? Galite irgi parašyti.